Treneris į pergalę, sveikinu. Gal galėtumėt iš savo perspektyvos apžvelgti rungtynės? Dėkui už sveikinimus. Tai pirmas kėlinys tikrai mums nesigavo toks, koks norėjo. Nors liktai žaidėm neblogai, bet tokie golai, kur daugumoje, kur ten turi grįžti žaidėjai, bet jie negrįžo, nepadėjo. Tai tas buvo, bet manau, tie įvarčiai mus pabudino. Ir antras kėlinys tikrai buvo labai geras. Įmušėm ne vieną įvartį. Ir manau, tas lėmė, kad trečią kėlinį jau toliau spaudėm, toliau žaidėm savo žaidimą ir neatsipalaidavom ir laimėjom rungtynes. Tai taip, komanda pelnė net 7 įvarčius. Tai kas lėmė, kad po pirmo blankaus kėlinio įvyko tas puolimas, sprogimas? Rūbiniai pašnekėjom su vaikinais, kaip reikia žaisti. Jie tikrai užsivedė patys, net nereikėjo jų užvesdinėti, nes jie suprato, kad pirmą kėlinį tikrai pramiegojo. Tai nuo antro išėjo, darė viską, ką reikėjo ir pasiekė tą rezultatą. Kaip ši pergalė keičia jūsų požiūrį į likusias rungtynės? Ar bus kažkokių korekcijų taktikai? Taktikos ne, taktikos tikrai nebus korekcijų, bet kiekvienom rungtynėm asmeniškai ruošimės prieš kiekvieną komandą, tai išanalizuosim mestus, pasiruošim, rytoj turim laisvą dieną, bus treniruotė vakare, bus komanda kažkokia pramoga, tokia pasivaikščiosim kažkur, nuvažiuosim, pažiūrėsim kažką ir ruošimės rungtynėm sekančių. Gero laiko Kaune ir ačiū. Dėkui jums. Tai sveikinu su pergalę, su geriausio žaidėjo įvertinimu. Ar galėtum pažiūrėti rungtynės iš savo perspektyvos, kas sekėsi kas nesisekė pirmam kėliny ir kas sekėsi kitos? Mes pirmam kėliny gavome 2 įvarčius ir komandos spirit nukrito labai ir mes rūbiniai pakalbėjome su žaidėjais, užvedėm jos labai gerai ir pasakėme, kad dar liko 2 kėliniai mums prieš akis ir čia varžybos nepabaigtos. Ir mes išėjome, pasivijome juos ir laimėjome. Ir aš manau, mes kaip komanda mes tikrai labai gerai sužaidėm. Kiek šiai rinktiniai svarbu yra emocinis vadinamas būstas? Mums emocinis būstas yra labai svarbus iš tikrųjų, nes dauguma yra žaidėjų pirmą kartą ir mes turime tie, kurie ne pirmą kartą yra jau žaidžia už Lietuvos rinktinę. Tai labai yra svarbu juos užvesti, kaip sakoma, emociškai ir kad jie būtų pasiruošę varžybom ir kovoti už Lietuvą. Kaip vertini vakarą ir šiandienos rungtynių atmosferą Kaune? Aš noriu labai padėkoti fanams, iš tikrųjų nuostabi atmosfera vakar, taip ir šiandien pilna arena. Aš noriu labai padėkoti nuoširdžiai nuo komandos pusės, nuo savo pusės, kad mes jūsų laukiame kiekvieną kartą ir mes stengiamės dėl Lietuvos ir dėl jūsų. Ačiū.